Emilija Šep paženklinti amžiams. Pirmoji Janos Berzelijus byla. Ištrauka. To sustabdyti nebuvo įmanoma. Naujienų agentūros pranešimas apie Norrköpinge rastą nužudytą berniuką neregėtų greičiu išplito Švedijos žiniasklaidoje, o Norrköpingo policijos viešųjų ryšių atstovai puolė skambinti dešimtis žurnalistų, trokštančių daugiau sužinoti apie nusikaltimą. Žinia apie pilnamečio nužudymą sukrėtė visą šalį. Įvykį televizijos ryto laidose aptarinėjo įvairūs ekspertai. Šalia rastas ginklas, todėl dažnas teigia, kad berniukas buvo iš kriminalinės aplinkos. Taip pat įsisiūbavo diskusijos apie augantį jaunimo nusikalstamumą ir jo pasekmes. Kai pasigirdo telefono skambutis, tas pats, kuris praneša naujieną, Jana Berzelijus dar miegojo. Greitai pašokusi nusprendė paleisti po šalto dušu. Jautė lengvas pagirias, todėl mielai būtų likusi lovoje. Pero kaltė. 3 džino su toniku buvo per daug. Be to, valgydami išgėrė butelį vyno ir nesilaikė taisyklės vartoti daug vandens. Po gavinančio dušo Jana prarijo tabletę nuo galvos skausmo ir leido sau prigulti lovoje, bet dar šlapiais plaukais. Paskui skuslaičiavusi iki 10 apsirengė, išsivalė dantis ir susirado pakelį pipirmėčių skonio kramtomosios gumos. Dabar jautėsi pasiruošusi susitikimui policijoje. Visas detalės saugokite paslaptyje. Niekam nieko nesakykite. Visiškai nieko. Nežinau, kaip spauda suodžia, bet jiems tai visada pavyksta. Taigi laikykite liežuvį už dantų. Konferencijos salėje Gunaras kalbėjo labai rimtai. Pagalvojusi, kad jis atrodė sukrėstas, Jana pastūmė liežuviu kramtomąją gumą. Susirinkome apibendrinti padėties dėl berniuko, kuris šįryt rastas negyvas Fidvykene. Prieš kalbėdamas toliau Gunaras Magnisu priklijavo nuotrauką be baltos lentos. Vis dar įvykio vietoje esanti Anelija pranešė, kad vaikas nušautas, mirė sekmadienį vakare tarp 19:23 valandos. Pasak jos, aplaužyta augmenija rodo berniuko judėjus, sprendžiant iš kūno sužalojimą, nušautus iš nugaros. Gunaras gurkštelėjo vandens ir apsikrenkštė. Šiuo metu nežinoma, ar auka patyrė kitokį smurtą, ar buvo seksualiai išnaudota. Tai parodys sprendimas. Teismo medicinos ekspertas žadėjo paruošti ataskaitą kuo greičiau, tikėkimės jau rytoj. Drabužiai išsiųsti analizai.